Sveiki žvejai! Praėjusį savaitgalį vyko Lucky Tackle taurė. Pirmas kartas Lietuvoje, kai visi dalyviai gaudė vienodais jaukais. Pirmą kartą Lietuvoje ir galbūt bus įdomus tas dalykas, gal mes ir toliau tais. Bet užtat susipažinsit visi su šitais jaukais, žinosit, kaip jie dirba. Ir mūsų sąlygos yra ženkliai vienodesnės, konkurencija bus taip. Tada bus taktika, strategija, kaip mes čia ką darysim, tas laimės. Tai noriu padėkoti Kęstui Kovalenkovui už šitą idėją. Dar neužmiršti irgi reikia akvilegijos, kur čia tie karpiukai mūsų laukia. Aišku, dar bus įsteigti ir tam tikri priziukai iš paliučio. Pirmą įsitraukit sekti. Pradėsit žvejot, pamatysit kokią tą situaciją, visą kitką. Ir daugmaž nuspręsit, jums reikia daugiau jaukų, nereikia daugiau jaukų. Vieni daugiau šeria, kiti mažiau. Aš čia matau, kad yra norinčių labai su spūdu padirbėti, tai galimybės bus. Tikrai kas nori. Tai va, yra pelečių, yra atskirai tos, kur buvo peletės baziniams, kaip jim lauknešėlį. Tai čia yra ir tigrinukas yra, ir ko reikia yra, sakykim taip. Yra ir tigrinukas, norint užsiturbinti tas pačias peletės, padaryti stulpą žuviai. Dabar per tiek kokių 10 minučių apsižiūrėsit, ko jums daugmaž reikia, žinosit, kas yra ir galėsit apsispręsti, ko jums reikia. Norit braškės, norit kukurūzų, norit mango. Užsiturbinimui va čia yra, pasižiūrėkite, kokių yra rūšių, tai va tą ir naudokit. Gaudimui, jeigu norit kažką, tai iš šitų boksų galite irgi pasiimti. Tikrai geri miksiukai, aš dar nebandęs kaip ir jūs, man čia yra viskas nauja, absoliučiai viskas nauja. Pagal kvapą aš tikrai čia jau vieną esu nusižiūrėjęs, aš žinau tikrai, kad aš jį imsiu iš tų šitų. Dar vienas dalykas, mes gaudysim ne su bet kokiais jaukais, gaudysim su pasaulio čempiono jaukais, kuris yra laimėjęs. Pasaulio čempionas, Europos čempionas ir daugkartinis Vengrijos čempionas. Prieš varžybas dalyviai galėjo ramiai pasižiūrėti, kokių papildomų jaukų bus galima įsigyti, kai pasibaigs duoti startiniai jaukai. Visi nori susipažinti su Lucky Tackle siūloma produkcija ir ją išmėginti. Nieko nelaukiant, žvejai skuba ruoštis ir varžybos prasideda. Tvenkinys padalintas į 3 zonas, kuriuose žvejai gali sąžiningai varžytis tarpusavyje bei kovoti dėl prizinių vietų. Ryte oras buvo tikrai labai geras. Žuvis tvenkinyje juda, belieka laukti kibimų. Aš kadangi invalidis, man jeigu ką atnešit į kamertą, ne? Taigi visi matome, dabar prasideda varžybos akvilegijoje. Užsuk ir tu. Pasidžiaugsim kartu. Pažiūrėsim, vis smagu. Pamatysi, pažadu. Artėjant pietų metui saulė pradeda stipriau kaitinti, todėl žvejai traukia savo skėčius ir bando apsisaugoti nuo kaitros. Na, o Algirdui Daukšui šį kartą pasisekė išsitraukti vieną geriausių sektorių ir jis jau džiaugiasi pirmaisiais kibimais. Sveiki visi. Vyksta pas mus pirmą kartą Lietuvoje tokios varžybos, kur visi gaudom su vienu jauku. Masalus naudojam pagal savo fantazijas, skysčius irgi pagal savo fantazijas. Vienu žodžiu, kimba žuvis, viskas gerai. Dabar lieka tik tai kas. Meistriškumas, sektoriaus kokybė ir darbas, rimtas darbas. Žuvis kimba tikrai. Visiems linkiu gero laiko ir visiems tikrai gerai kimba, kad visi gerai pagautume. Kitame gale taip pat prasideda kibimai. Na, grįžtant prie Algirdo, šalia išsitraukė sektorių komanda Tau Kimba, kurių taip pat pajaukinti taškai įsikūrė ir komandos pradeda įnirtingą kovą. Norėjome eiti filmuoti ir kitų dalyvių, tačiau atėjus čia tiesiog nebuvo progos kada išeiti. Štai turi vieną žveją, kuris kalba su karpiu ir sako jam, ateik į krantą. Abidvi komandos karpius traukia vieną po kito, tai komanda Taparas X, tai Tau Kimba. Gerai, jis dabar atgal grįžta, dabar vėl. Ant princesijos valų. Žuvies sietose prisikopė išties greit, todėl skubėjome ją pasverti.
Akivaizdu, jog renginio idėja gaudyti visiems vienodų jaukų pasiteisino, žuvis kimba. Dabar beliks susirasti geriausią vyšnę ant torto ir siūlomo asortimento, kurį galės kiekvienas žvejas apžiūrėti ir įsigyti praėjus 4 valandoms po varžybų pradžios. Įdienojus saulė pradeda labai stipriai kepinti, karštis neapsakomas. Na bet karpiams vienodai, jaukai veikia, o žvejai gaudo ir į karštį stengiasi nekreipti dėmesio. Na, tvenkinį apėjus kelis kartus ir patikrinus komandas pasidarė aišku, jog varžybose dominuoja 2 komandos, karpiai atėję pas juos. Todėl žvejai karpius traukia vieną po kito. Kitame krante komanda Čerpokas ir Stabilus artėjant nakčiai pradėjo savo tarpusavio kovą. Klausit, kągi Akvilegija pasiūlys nakties metu ir ar karpiai toliau kibs? Štai jums ir atsakymas. Na, o ryte žuvies sietuose turėjo kone kiekvienas. Naktis išties buvo dosni ir karpiai kibo daugmaž visiems. Štai komanda Čerpokas jau nebeturėjo kur judėti, visą naktį ir rytą kovėsi su šalia esančia komanda Stabilus. Grįžtant į kitą tvenkinio pusę, dominavusios komandos ir toliau gaudo. Tačiau kol kas rytinių svėrimų daugiau padavė komanda Tau Kimba. Aštriai ir gausingai pradėjęs Taparas X su Algirdu Daukšu visgi neatrado tos vyšnios ant torto, todėl Tau Kimba gerokai įsiveržė į priekį. Tačiau Taparas nenuleidžia rankų ir kovoja iki pat varžybų pabaigos sirenos. Varžybos baigėsi, na, o štai ir prizininkai. Iš viso buvo pagauta 716 kg žuvies. Manau, nemažai. Karpiukai auga, dėja, čia tų karpių yra didelių, bet labai didelių mes čia nepagavom, kai visą laik didžiosios žuvis nuėjo. Pati didžiausia Big Fish'as buvo pagautas karpis, kuris svėrė 10 kg 500 g. Šitą žuvį pagavo Čerpokas.
Šiau. Tai burna. Garbinga 3 vieta. Su labai didelė konkurencija, buvo tikrai labai įnirtinga ir sunki kova. Ir kadangi Jurijus buvo pasakęs, nu gal pagaliau per gimtadienį kažką tai laimėsim. Ateikit, 3 vietą pasveikinti. Sako, naktį pasikūrė, nu tikrai jūs ten buvot pasikūrę. Vakar tiek prišėrėt, nu vis dėlto atėjo ta žuvis. Tai sveikinam su 2 vieta, komanda Čerpokas. Svoris 105 kg, 675 gramų. Taukimba užėmė 1 vietą. Leblė norėtų sveikinti. Kova. Už kovą, nu ten buvo kova. Gražiai. Pasiimkit, blėm, aš net neduosiu. Pasiimkit. Svoris. Ai, svoris. 7 kg 800 gramų. Pagavo beveik 200 kg, 195 kg ir 550 gramų. Ačiū Lucky Tackle už šią varžybų idėją ir prizus, dėkojame Ekvilegijai už puikų tvenkinį, na o Poliučiui už įsteigtus prizus. Varžybos buvo tikrai labai įdomios, na o visa vengriška produkcija tikrai pasitvirtino. Iki kitų kartų.